Loreta. Taip. Labas, Loreta. Sveiki. Malonu, kad atvykot pas mus. Man irgi malonu. Ką čia darysit? Dainuosim? Dainuosit. Kodėl nusprendėte atvykti X Factorių? Tai buvo čia visai taip netikėta. Eksprompt. Ėjau būti žiūrovų. Ėjot pro šalį? Taip, ėjau ir kojas pačios užnešė. Sėkmės jums ir žiūrėkit, spontaniškai priimti sprendimai, jie būna puikus. Tiesiai. Va, štai tos duris, taip. Labas vakaras. Kuo jūs vardu? Loreta. Loreta, iš kur atvažiavot? Iš Visagino. Kiek jums metų? Kiek duosi, tiek užteks. Supratau, tai kuo jūs užsiimat? Mokytoja esu. Ir ką jūs mokot? Mokau vaikučius dainuoti. Jūs vokalo mokytoja esat? Nu taip. Papuolėt. Ar vaikučiai jūs myli? Labai. Labai. Tikrai nieks nepabėgo dar iš manęs. Gerai, viskas gana faina ir belieka tik tai paklausti jūsų, kokią dainą mums šį vakarą sudainuosite. Modern Talking Sherry Lady coverį lietuvišku tekstu, kuris vadintųsi Vėjo glėbyje. O teikit čia, mes jūsų klausom. Miega meilė danguje, ištirpdysiu tavo laišką širdį. Bangomis vėlainu ir tarp vėjų keturių mes abu degsi meilė žvaigždėje. Meilė žvaigždėje. Vėjas burėmis plauks ir mane kartu šauks, ten saulėlydžio lauke būsim drauge. Vėjas burėmis plauks ir mane kartu šauks, ten kur takas debesų būsim kartu. Vėjas burėmis plauks ir mane kartu šauks, ten saulėlydžio lauke būsim drauge. Vėjas burėmis plauks ir mane kartu šauks, ten kur takas debesų būsim kartu. Kur hitai? Taip, ačiū labai. Ar yra norinčių išsisakyti? Loreta, noriu paklausti, o jūsų tie mokiniai, kokio amžiaus jie yra? Ir darželinukai yra ir įvairiaus amžiaus. Ir iki 12 klasės. Iki 12 klasės? Taip. Aš dabar pasakysiu jums žiaurų dalyką, aš labai atsiprašau, aš paprastai stengiuosi nebūti grubus, bet reikia labai nemylėti savo vaikų, kad leisti, kad jūs mokytumėte įdainuoti iki 12 klasės. Tai yra, aš suprantu, kad su darželinukais gerai, bet toliau reikia atimti, nes jūs esat tokios mokytojos kaip jūs kartais esat priežastis to, kad mes matome daugybę keistai besielgiančių scenoje žmonių, kurie praradę bet kokį individualumą, kažkokie robotukai ir kartais nužudė savyje bet kokią saviraišką, žmogiškumą ir taip toliau. Wow. Aš labai atsiprašau. Na, nėra taip viskas blogai. Aš tik įsivaizduoju, kad jūs šiek tiek... Aš turiu dukrą ir aš matau, kokias dainelės ji dainuoja darželį. Ir man tiesiog pasirodė, kad jūs šiek tiek tapote savo profesijos auka. Turiu omeny, kad turėdama tokį spektrą ir vaikučių, ir jau vyresnių, jūs galbūt šiek tiek atitolote nuo dabartinio konteksto, kas vyksta modernioje scenoje ir kokių dalykų mes čia ieškome. Tai man tik tiek. Aš tikrai nesutikčiau su Marijonu ir jo tokia, jau stipria, kaip sakant, pozicija. Tai nėra taip jau viskas. Loreta, jūs tiesiog paprašykit savo mokinių duoti ausinukus, ką jie ten klauso. Paklausykit, ką jie ten klauso. Nes jūsų
jūsų pasirodymas ir jūsų daina yra absoliuti iškasena. Kur... Taip seniai. Nu, tai Jo, jinai tokia iškasena, bet negerąją prasme. koks būtų Tai va, mūsų ir tiek. verdiktas tada? Nu, Loreta, sorry, paklausykit geros muzikos ir jūs tikrai viską galite. Aš sakyčiau jums šiandien ne. Jūs te? Linkėjimai mokiniam, bet šį kartą ne. Marijonai? Ne. Aš taip pat sakau ne, dėja jūs turite 4 ne ir nepatenkate į kitą etapą. Ačiū labai. Jėzau Marija. Nu, va taip, gal ir geriau, kad taip tiesiog. Spausk prenumeruoti ir nepraleis nei vieno video. Daugiau apie X Factorių rasi naujienų ir pramogų portale tv3.lt.